Sveiki! Šiandieną svečiuojamės Kaune, Classic Car Loft centre, kuriame susipažinsime su automobilių restauracijos amatu ir specialybe ir išvysime unikalų senų, klasikinių, išskirtinių, istorinių ir amerikietiškų automobilių kolekciją. Ir žinoma dirbtuvės, kurios suteikė šiems automobiliams naują gyvenimo pradžią. Taipogi pasikalbėsime su šios organizacijos įkūrėju Šarūnu Žitkevičiumi. Classic Car Loft – tai yra daugiau nei automobilių restauracijos centras. Ar galėtumėte mus supažindinti su šios organizacijos tikslais, vykdoma veikla ir pagrindinė misija? Tikslų yra daug, misija turbūt yra viena – išsaugot kuo daugiau istorinių klasikinių automobilių, nors man savoka istorinis nepatinka, bet tebūnie jau taip yra, aš vis tik skirstyčiau automobilius į antikvarinius, į klasikinius automobilius. Tikslų yra iš tikrųjų, kaip jau ir minėjau, vienas pagrindinis išsaugojimas, švietimas, bendruomenės sutelkimas, kad būtų kuo didesnis žinomumas, Lietuvos garsinimas šitoj srity, kaip bebūtų senoviniai automobiliai yra paveldas, kilnojamas paveldas, kuo daugiau dalyvauti įvairiose parodose, šviesti žmonės, kad tai nėra kažkoksai tai senas automobilis teršintis gamtą su didelė variklio kubatūra, o vis tik tai yra istorijos dalis. Tai yra mūsų amžiaus technikos progreso pavyzdžiai, kaip automobilis keitėsi, kaip jisai augo, kaip jisai tobulėjo ir ką mes turim šiandien. Sakykite, Šarūnai, kodėl yra svarbu, kad automobilių restauracijos menas ir specialybė būtų saugojama ir puoselėjama šiuolaikiniame automobilių pasaulyje? Žiūrint į šiuolaikinių automobilių gamybą, mes matom, kad viską atlieka robotai, viską atlieka linijos gamybinės, viskas kompiuterizuota. O seni automobiliai, jie buvo gaminami rankom. Ir joks robotas, jokia linija neatkartos tų autentiškų fragmentų automobilio ar kažkokių tai komponentų gamybos. Todėl, jeigu mes siekiam autentikos, aš kaip anksčiau minėjau, tai yra paveldas, mes turim atlikinėti tos darbus lygiai taip pat, kai buvo atlikinėjami jie kažkada tai. Todėl ir yra labai svarbu išsaugoti šitą amatą, paruošti žmonės, tą jaunąją kartą. Yra tikrai nemaža dalis jaunimo, kuriem įdomu, kurie noriai tą daro, kurie ateina, domisi ir mokosi. Tai aš manau, kad yra labai svarbu tą dalyką daryti, lygiai taip pat kaip išsaugoti visus amatus, visus darbus, kurie yra daromi rankom, kur yra galvojama galva, o ne kažkokiu tai dirbtiniu intelektu, spaudinėjant mygtukus ir kur už tave kažką sugalvoja. O kaip jūs vertinate apskritai šiuolaikinius automobilius, jų gamybos technologijas ir procesą? Ar nūdienos automobiliai apskritai turi kažkokią tai išliekamąją vertę ir kokias jie sukelia jums emocijas? Aš labai žiūriu teigiamai į šiuolaikinės technologijas, į tą dabartinį progresą. Automobiliai tobulėja saugumo sistemos, tobulėja varikliai, automatiškai kuro sąnaudos, mažėja tarša ir panašiai. Aš tikrai žiūriu į tai teigiamai, bet kad jie kažkada tai ateityje turės tokią išliekamą vertę, kaip kad turi automobiliai pagaminti, sakykime, iki 50 metų, tai tikrai to nebus, aš giliai įsitikinęs, kadangi jų pagaminama yra paprasčiausiai per daug, jie yra visi vienodi, tai nėra jokio išskirtinumo, jų niekas nesistengia išsaugoti, kadangi elementariai
kažkam tai sugedus, dabar nėra tokios praktikos remontuoti, detalės keičiamos naujomis, tai tikrai neturės jokios išliekamos vertės. Tai net galima daryti tokią išvadą, kad šiuolaikiniai automobiliai nėra tokie labai ir tvarūs, kaip dauguma jos pozicionuoja. Taip, aš aišku nenorėčiau klijuoti etiketės visiems automobiliam, jeigu mes imtume kategoriją kažkokių tai super brangių automobilių, tų vadinamų superkarų, tų legendinių automobilių markių, Ferrari, Porsche, Lamborghini ir panašiai, jie visada turės vertę, jie ir dabar turi vertę, jie išvažiuoja pro gamyklos vartus ir jau jie yra brangus ir brangsta kiekvieną dieną, jiem nereikia laukti visiškai senaties kažkokios, bet tai yra visiškai išskirtiniai atvejai. Sakykite, kokie automobiliai yra populiariausi, geidžiamiausi klientų tarpe ir dėl kokių automobilių restauratoriai ir galbūt kolekcionieriai kraustosi iš proto? Jeigu paimti klientą lietuvišką, tai vienareikšmiai pirmą vietą užima amerikietiški automobiliai, bet aš manau todėl, kad jie yra patys gražiausi. Mano akim taip pat. Nemaža dalis žmonių restauruojasi ir europinius automobilius, daugiausia tai yra vokiški ir angliški automobiliai. Kolekcionieriai, kai visą laiką jie žino visai kitą vertę, jie kolekcionierius automobilį vertina visai kitų būdų. Jisai vertina jo išliekamą vertę, jo dabartinę vertę. Ten yra visai kitos vertinimo kategorijos ir tai aišku iš karto kartelė kelia labai daug žingsnių aukštyn. Tai yra brangus automobiliai, dažniausiai tai yra europiniai automobiliai pagaminti iki Antro pasaulinio karo. Tai visos žinomos vokiškos markės, taip pat angliški automobiliai, itališki, bet tai čia visiškai jau išskirtiniai atvejai. Sakykite, kodėl yra svarbu kurti aplinką, kurioje galima būtų įgyvendinti automobilių restauracijos procesą ir išsaugojimą, ir kuo Classic Car Loft dirbtuvės yra tokios ypatingos, galbūt ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje? Mūsų pagrindinis tikslas turbūt yra sudominti jaunimą, paruošti kartą, kuri pakeis mūsų kartą būtent šitam darbe. Jaunimo sudominimas tikrai turi labai didelę reikšmę. Aš pats puikiai save prisimenu tam tikram amžiui, kaip žiūrėdavom į tuos garažus senais laikais, kur sportininkai ruošdavosi sportinius automobilius. Aišku, pasirinkimo tais laikais didelio nebuvo. Daug iš principo ir mano draugų, ir mano aplinkos žmonių yra užaugę būtent tokiose vietose, kur vykdavo kažkokie darbai, kažkas restauruodavo kažkokį automobilį, kažkas tai ruošdavosi kažkokį tai žiguliuką sportui, ar ten maskvičių ir panašiai. Tai ta aplinka iš tikrųjų yra tikrai labai svarbi. Mes vėlgi to nedarom kažkaip savistoviai. Mūsų yra projektai vykdomi su universitetais, su technikos kolegija, su inžinierijos licėjum. Mes esam pasirašę projektą su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, su inžinierijos mechanikos fakultetu. Jų studentai ateina pas mus, atlieka praktikas, pas mus taip pat atlieka praktikos ir Kauno technikos kolegijos studentai. Mes taipogi turim pasirašę sutartis. Ateina tikrai jauni žmonės, besidomintis, kai kurie lieka, kai kurie išeina. Bet esmė yra tikrai, kad žmonės domisi, jiem yra įdomu, jie kažkokius gauna pagrindus, po to jie savo žinias gautas čia panaudoja kažkur ateityje ir tai yra iš tikrųjų labai smagu. Šarūnai, kiek žinau, jūs virš 30 metų dirbate su automobiliais,
Juos prižiūrite, saugojate, restauruojate ir šis darbas yra ne tik jūsų hobis, bet ir gyvenimo dalis. Kaip ir minėjote, vystote projektus su universitetais. Žinau, kad esate pasaulinės FIA organizacijos dalis, taipogi istorinių, klasikinių, senų automobilių išsaugojimo asociacijos lyderis. Sakykite, koks yra jausmas po daug metų atsidurti ten, kur dabar esate, nuėjus tokį ilgą kelią? Jausmas iš tikrųjų yra puikus, geras. Žinoma, viso to būčiau nepadaręs be šeimos palaikymo, be savo puikios komandos surinktos, kur dirba tikrai puikūs specialistai, puikūs meistrai, kiekvienas išmanantis savo darbą. Tikrai kelias nueitas netrumpas, ar ne, jisai ilgas ir papult į FIA organizaciją, būti pilnaverčiu, pilnateisiu jos nariu, dalyvauti jos veikloje. Aš manau, tai yra tikrai didelis pasiekimas turėti pripažinimą tokioje organizacijoje. Kaip suprantu, Lietuvoje egzistuoja ne viena organizacija, kuri saugo, rūpinasi ir prižiūri istorinius automobilius. Sakykite, kuo jūs išsiskiriate iš kitų, kurie užsiema panašia tokio pobūdžio veiklą? Iš tiesų, Lietuvoje klubų, asociacijų, organizacijų užsiimančių panašia veikla yra tikrai daug. Skirtumas tik tas, kad vieni daug šneka, dalina pseudo sertifikatus už pinigus ir įsivaizduoja, kad jie išsaugo, o kiti iš tikrųjų dirba šitą darbą, restauruoja automobilius, kūrė renginius, būrė žmonės, restauruoja. Taip yra. Mes turbūt priklausom tai kitai pusiai, kurie dirba realiai, kurie galbūt mažai rašo pseudo straipsnių į laikraščius, o darbą daro realų. Tai mūsų tokie skirtumai ir būtų turbūt didieji. Kaip matome, automobilių restauracija yra ypatingai atsakingas, kruopštus, kūrybingas, sakyčiau, specialistų darbas. Su kokiais jūs iššūkiais susidurėte restauracijos procese ir apskritai, kokios restauracijos yra esminės pagrindinės subtilybės? Tai automobilių restauracija, jeigu taip galim pavadinti, tai vienas ištisas force majoras. Todėl, kad dažnai klausia užsakovas, į ką man orientuotis, kaip čia bus, ką jūs čia. Aš visada turiu vieną atsakymą, aš tikrai esu ne dievas ir aš kiaurai dažų sluoksnį nepamatysiu, kas yra už jo, kiek skylių, koks surūdyjimo laipsnis, kas tam varikliui yra ar greičių dėžiai. Tai iššūkis yra vienas didelis ir pastovus. Didžiausia, aišku, iššūkiai tai yra detalių paieška, nes būna tokių tikrai ypatingų retų automobilių, kurie išlikę 2, galbūt 3 pasaulyje ir tada tenka restauruoti kažkokį tai elementą ar tai detalę automobilio, bet vėlgi tu turi laikytis tam tikrų nustatytų reikalavimų, tai turi būti naudojami tam tikri metalai, tam tikro laikmečio metalai, arba kada tu restauruoji automobilio saloną, jo paprasčiausia medžiagos tokios nėra, tu jos negali nei atkartoti, nei nupirkti, tada tenka ieškoti, kas pagamins, tada darai užsakymą, dažniausiai tai būna, aišku, ne Lietuva, duodi pavyzdį, tada būna audžiamas audinys analogiškas, aišku, tai turi daug ir savų malonių pliusų, man maloniausia tai važinėti po Europos didžiasias muges ir ieškoti tų detalių, kada tu važiuoji, kada kas mėnesį realiai Europos didžiosiuose šalyse, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje būna tam tikri
turgai, susitikimai, susirinkimai, tenka daug labai susirašinėti su kolegomis iš užsienio, tos naujos pažintis, ta visa bendrystė, tada tu pamatai, kad tu nesi vienas, tai ta pačia liga serga labai daug žmonių visam pasaulyje ir aišku, tai turi labai, labai daug žavesio ir tie iššūkiai mane džiugina tik tai, kad kada tu turi gerą komandą, tai nieko neįgyvendinamo nėra. Pas mus, kaip dažnai manęs paklausio, kaip tu tą padarysi, ar tu padarysi, ar jūs galėsi tą, tai mes dažnai kolektyviai ir juokiamės, pas mus nėra tokio žodžio negalima, nepadarysim, neįmanoma, neišeina, tokių dalykų nėra, mes viską iš tikrųjų galim padaryti, mes viską padarom ir atrodo sprendimų būdų yra iš tikrųjų ne vienas ir ne du. Na, džiugu iš tiesų, kada darbas suteikia galimybę tiek keliauti, tiek susipažinti su bendro mąstymo, bendros ideologijos žmonėm, užmegzti pažintis, ryšius ir tai vėlgi grįžtam prie to, kai darbas tampa gyvenimo dalis ir tai yra turbūt svajonių kelias, kuriuo norėjote galbūt kažkada tai eiti. Taip, neslėpsiu, visa šita sukurta struktūra, man nėra tokio pasakymo, einu į darbą, ar ne? Man tai tikrai nėra darbas, tai yra mano gyvenimas, aš visiškai neskaičiuoju darbo valandų, pas mane nėra šeštadienių, sekmadienių, kaip nebūtų keista, šeima su tuo susitaikė, palaipsniui jie patys pradėjo gyventi šitą gyvenimą ir įsitraukė į visą tai ir aš manau, kad tai yra didžiausia tiek harmonija turbūt vidinio ir išorinio pasaulio, kada tu gali daryti tai, kas tau patinka ir tai leidžia save išlaikyti, ar ne? Aš manau, kad daug žmonių turbūt ir galvotų, ir norėtų taip daryti, bet mano giliu įsitikinimu visa šita sėkmė, visas šitas pasiektas rezultatas vis tik tai buvo todėl, kad tikrai nebuvo galvojama apie pinigus. Tai buvo visą laiką viskas daroma iš idėjos. Aišku, pinigai jie reikalingi kaip tikslas pasiekti rezultatui. Be jų, aišku, nieko nebūtų, bet vėlgi tie geri norai, jie, aš manau, kad davė didžiąją tą dalį tos sėkmės, ar ne, kuri iš tikrųjų dabar yra. Aš manau, kad tai, kas dabar padaryta, yra padaryta labai daug. Na, jūs atskleidėte tokią svajonių formulę. Dauguma iš mūsų turbūt siekia ir eina link to tikslo, kad atsiriboti ir atriboti tai, kas yra tavo darbas, hobis, gyvenimo stilius, gyvenimo dalis ir atrasti vieną bendrą visumą viso to, ką darai ir dėl ko esi laimingas. Šarūnai, sakykite, ką galėtumėte palinkėti mūsų automobilių bendruomenės nariam, jaunimui, automobilių sportininkams ir apskritai visiems automobilių technikos mylėtojams? Na, iš tikrųjų, tai turėčiau palinkėti drąsos įsigyti, prieiti, daryti, įgyvendinti savo svajonės. Aš žinau, kaip dažnai žmonės vien noro neužtenka, ne? Iš tikrųjų turi būti ir kažkokios tai galimybės, bet jeigu tu atrasi tos drąsos kažką tai įsigyti, tu visą laiką atrasi galimybę, kur pastatyti automobilį, tikrai atrasi galimybę laiko, kada krapštytis, kaip susipirkti kažkokią tai elementarią įrangą, kad kažką tai tu gali daryti. Nuo to viskas ir prasideda, ar ne? Žmogus iš principo yra toksai
sutvėrimas, kuris vis tiek yra linkęs tobulėti ir progresuoti. Tai aš manau, kad visi tie dalykai, jeigu tik tai yra noras, jie progresuoja, tada tu atrandi bendraminčių, tada tu atrandi kažkokį tai klubą, organizaciją, į kurį tu ateini su kažkokiais savo norais, savo automobiliu. Tada tu pamatai, kad esi ne vienas, tu gali dalintis informaciją, tu tada gali augti, eiti prie rimtesnių dalykų ir toliau, ir toliau, ir toliau. Ne? Taip, kad svarbiausia nebijot pradėti. Svarbiausia yra nebijot pradėti, o aš noriu irgi palinkėti, kad atsirastų daugiau žmonių, iniciatorių, kurie bendrautų, kaip Šarūnas sakė, su jaunimu, nes tikrai pažįstu ir aš daug, kurie nori įsitraukti, bet ne visada jiems yra atveriamos duris. O aš norėčiau jums padėkoti, kad jūs būtent tas duris ir atvėrėte mums, leidote atvykti į svečius ir turėti tokį vertingą, įdomų, prasmingą pokalbį apie visą automobilių pasaulį. Ačiū jums. Ačiū, Juliau, kad atvykai. Manau, susitiksime dar ateityje ne kartą. Taip, aš to nebejoju. Todėl sekite mus ir iki greito.